Iš patefono, stovinčio ant nedidelio staliuko, baltomis medinėmis raitytomis kojomis, sklido tyli fortepijono muzika. Ji persipindama su violončelės garsais gilių atodūsio aimanomis sklandė tuščioje erdvėje, glamonėdama mažutės gelsvomis akutėmis, žvelgiančias girliandų lemputes, kabančias ant didelės knygų lentynos ir šilta šviesa atsispindinčias blizgaus parketo grindyse. Lietė sidabrinę patefono adatėlę, dar vis braukiančią juodos vinilinės plokštelės klostėmis. Prigludo prie juodo oda aptrauktos fortepijono kėdės, dar vis kvepiančios tavo šilumą. Tarsi tu dar vis grakščiai ant jo sėdėtum, vilkėdama puošnia, ilga, tamsiai mėlyna suknele, perregimo tiulio sparnuotomis rankovėmis, primenančiomis pavasario dangaus mėlį, kvepiantį pražystančiomis gėlėmis. Lėtai braukė pirštais per ryškiai raudono aksomo minkštasolį, tarsi dabar. Tu dar vis sėdėtum ant jo susirišusi plaukus į laisvą kodelį, movėdama ilgomis šviesiai rudomis lininėmis kelnėmis, vilkėdama trumpučiais, juodais berankoviais marškinėliais ir apkabinusi rankomis prie krūtinės prispaustus kelius, žvelgtum pro didelius kambario langus. Šalia sidabrinio patefono gulėjo atversta knyga, kurioje pasvirusiu juodų raidžių šriftu buvo nusidriekęs vienas iš daugybės skyrių. Jame buvo rašoma, kaip jie atmetė nepaklusnę plaukų sruogą ir toliau žvelgė pro šiek tiek pravirą taksi mašinos langą, sėdėdama ant galinės mašinos sodinės, apmuštos juoda apsitrynusia oda jautėsi tokia pažeidžiama.